dvasia. Ir kadangi šventoji dvasia turės mus mokyti, tai prašysim, kad jinai mus mokytų. Dieve, dėkoju tau. Dėkoju Dieve, kad tu duodi mums žodį ir tas žodis mus moko, keičia. Pirmiausia, mane Dieve, kiekvieną, kuris Dieve klauso. Dieve, tau lūpos būna. Išleidžia Dieve tuos žodžius, kurie reikalingi, neišleidžia tų, kurie nereikalingi Dieve. Jėzus vardu. Taip. Praėjo nauji metai, praėjo kalėdos, vėl mes įėjome į naujus metus, bet man atrodo, kaip dauguma švęsdami kalėdas gavo dovanų arba kažkam davė dovanų. Buvo taip, kas gavo dovanų, dovanėlę kažkokią. Ten kažkas artimas, tolimas davė dovanų, ar kas davė dovanų, yra tokių, kad davė. Vienu žodžiu, tie, kurie gavo, tie ir davė. Pirmą davė, po gavo. Arba tie, kurie gavo, davė, arba davė, gavo, vienu žodžiu. Dovanos toksai dalykas, kuris mums yra labai smagus, ypatingai kai gavo. Ir šiandienos tema tai bus dvasios dovanos. Ir man tai labai, nežinau, prieš kiek šitų mėnesių pradėjau aš tai gilinti, žiūrėti, pamačiau, turbūt Dievas kiekvienam skirtingai apreiškia Dievo dovanas ir mes iš skirtingų pusių, iš skirtingų kampų galim tai pamatyti ir vienas kitą papildom tame. Ir manau, kad ir po šito pamokslo kažką tai Dievas jums kalbės ir jūs dar gal plačiau pamatysit kitų būdų ir jūs kažkada kažkam pasidalinsite, praplėsit tą tikėjimą ir tą pažinimą apie dvasios dovanas. Tai pradėsim skaityti, kai žinau, kokį skyrių skaitysim. Apie dvasios dovanas. Vienu žodžiu, korintiečiams skaitysim. Korintiečiams 12 skyrių, aš turbūt gal, ne visą, bet po pirmo pradėsiu skaityti ir kažkurio momentu sustosiu. Korintiečiams pirmas Korintiečiams 12 skyrius, pirma eilutė. Aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasinės dovanas. Jūs žinote, kai buvote pagonys, ėjote prie nebylių stalų kaip vedami. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasia, neprakeikia Jėzus ir ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpats kaip tik šventąja dvasia. Yra skirtingų dovanų, tačiau yra ta pati dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats viešpats. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios apreiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pačia dvasia pažinimo žodis, kitam tikėjimas ta pačia dvasia, kitam išgydymų dovanos ta pačia dvasia, kitam stebuklų darymas, kitam pranašavimas, kitam dvasios pažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Bet visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip pat ir Kristus. Gal čia sustosim. Apie dovanas dabar. Dievas pirmas tas, kuris mums duoda dovanas. Pirma dovana kokia yra? Mūsų gyvybė, mūsų gyvenimas. Adomą, kai Dievas sukūrė, tai buvo molis, gražiai nulipdytas, kaip čia pasakyti, molinis tvarinys, bet jis neturėjo gyvybės. Ir Dievas įkvėpė savo gyvybę, tai buvo pirma dovana. Ir mes kiekvienas, kuris čia esame, mes turim tą pirminę dovaną. Nepriklausomai, ar mes tą Dievą tikim, ar net tikėdami jo nepriimam, ką jis nori, bet dovaną mes galime. Jo visi pirmą dovaną mes galime.
Ir ją davė trejybė. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Ta dovana mums davė gyvybės. Antra dovana tai yra mūsų pasirinkimas. Vėl dovana. Ir vėl, tą pasirinkimą davė visiems. Tie, kurie tiki, tie, kurie netiki, tie, kurie paklūsta, tie, kurie atgailauja, kurie neatgailauja, kurie pyksta, kurie keikia. Visi gavo šitą dovaną. Pasirinkimų. Mes renkamės. Bet čia Korintiečiam laiške Paulius jisai kalba apie tai, kad mes būdami Kristaus mokiniai gaunam tokias kaip ypatingas dovanas. Kam mes jas gaunam? Kai žinot, kam? Sau? Lentynos prisidės? Bažnyčios statymui, ugdymui. Taip, bažnyčios ugdymui. Mes ją gaunam bažnyčios ugdymui. Ar yra tų, kurie gavę dovanas neišpakuoja, o pasideda ant lentynos? Tai gražiai išpakuota, Būna visko. būna. Žinot, o būna taip, kad paskui po kiek metų išsipakuoji, žiūri, kad ten krūva pinigų įdėta, o tu vargšas buvai. Nebuvo. Nebūna? Kartais būna, sako, per vestuvės negauna į kažkokį, tai reiškia, humorą padaro, į kažką tai tą tai nelabai reikšmingo įvynioja, tai taip numeta, o po tiek laiko žiūrėk, netyčia randa, kad ten suma pinigų. Dievas duoda dovanas tam, kad mes praturtintum ne tik save, bet ir tuos, kurie yra šalia, ypatingai tikėjimo namiškius. Ir Šventoji Dvasia, jinai, kai duoda šitas dovanas, jinai duoda su tokiu, kaip čia, priedu. Dovana eina kartu su dovanos davėju. Tai reiškia, Šventoji Dvasia, jinai pati kaip priedas yra prie dovanos. Nėra taip, kad jinai atskirai reiškia, dovana veikia be Šventosios Dvasios, neveikia jinai. Bet kaip mes neturim to kontakto ar to bendravimo su ja, tai praktiškai taip kaip lentynos mes ją padėję ir jinai neveikia. Aš gal nesigilinsiu į pačias tas dovanas, kokios jos yra, nes vienas brolis apie dovanas prieš kokius porą mėnesių labai gražiai kalbėjo. Man pačiam buvo apreiškimas, tai brolis Jonas. Aš nežinojau, kad yra dovanos, kurias pagal Bibliją duoda tėvas, dovanos, kur Šventoji Dvasia, ir dovanos, kur duoda Jėzus. Reiškia, šitos konkrečiai dovanos yra Šventosios Dvasios. Berods Romiečiams 8 gal skyriui. Jonai, gal tu prisimeni, kur ten tėvo dovanos yra? 12 skyrius, Romiečiams 12. Jo, 12. 12 iš 6 eilutė. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką, jei kas turi tarnavimą, te tarnauja, kas mokymą, te moko, kas skatinimą, te skatina, kas duoda, te daro iš atviros širdies, kas vadovauja, te vadovauja, uoliai, kas daro gailestingumo darbus, te daro su džiaugsmu. Meilė tai būna neveidmainiška, venkite pikto, laikyties gero. Čia, yra taip jau taip priimta, gal taip tikima, kad yra Dievo dovanos. Ir Jėzaus Kristaus dovanos tai yra Efeziečiams 4 skyrius, 10 eilutė. Gal nuo 11. Ir jis paskyrė vienus apaštalus, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlažintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui. Iš kitos dovanos jos duodamos. Ir yra dovanos toks išskirtinumas, kad jinai neužtarnaujama. Jeigu tai yra užtarnaujama, tai yra atlygis. Ir Dievas kalba apie atlygį, kad mes turim ir dabar atlygį ir turėsim danguje atlygį.
Sako, nekraukit ten turtų kažkokių, tai kur kandys, rūdys sėda čia žemėje, bet kraukit danguje. Tai, ką mes įdėsim savo, tai bus atlygis. Bet dovana, jinai nėra atlygis, tai yra dovana. Kaip Korintiečiams laiške rašo, kad dovana duoda šventoji dvasia taip, kaip jinai nori. Vienuolikta eilutė. Šventa pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Ne kaip man patinka, ne kaip aš norėčiau, aš gal norėčiau didesnės arba daugiau dovanų, bet norėčiau, kad koks Artūras mažiau būna turėtų, nes man kiečiau atrodytų. Kartais pas mus tokių reiškia būna, jeigu taip žiūrint reiškia į tas kūniškas dovanas, tai mes kaip vaikai gaudami dovaną žiūrim, o ką gavo draugas. Ar būna tai? Ar buvo kažkada? Jo. Jam tai šitą padovanojo, o man tai... Būna kažkam tai buvę gyvenime, tai aš nekalbu apie šitas šventosios dvasios dovanas. Bet mes, žinokit, panašiai elgiamės ir čia. Yra tas toksai mūsų suveikia, nežinau, kūniškumas, tam tikros savybės netinkamos charakterio ir mes pradedam žiūrėti, kodėl aš neturiu to, ką turi, reiškia, sveiki, užeikit. To, ką turi kitas brolis. Arba sesė. Kadangi kalbam apie dovanas, tai aš gal visgi atsinešiu dovaną, čia žinokit, dovanos yra, kad būtų visiems vizualiai aiškiau. Čia yra, įsivaizduokit, dovana. Arba net pasakyčiau dovanos. Užteks visiems? Jo. Šventoji dvasia, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus dovanas duoda bažnyčios ugdymui. Vienas kitam reiškia statybai, bažnyčios statybai, statymai, sako, mano namų statymai. Ir aš kažkaip pradėjau gilintis apie tą statybą ir man iškilo statyba iš tikrųjų, ta tokia rimta, namų statyba. Ir man Dievas pradėjo tokius vaizdus rodyti, kurie man daug aiškiau suprantami ir aš galvoju, kad galbūt ir jums kažkuriem tai bus tie vaizdai daug aiškesni, ką reiškia tos dovanos. Nes dažnai mes tos dovanas viski, tas dvasinės dovanas super dvasiškai pradedam galvoti. Ir paskui tartum tai kažkas tai tokio, kas jau reiškia, ten arba neįmanoma, arba aš galiu kažkaip labai jau stipriai įsiskirti nuo kitų, pasididžiuoti, paprasčiausiai. Dar prisiminiau, yra vietos, yra dar vietos. Dar prisiminiau, kad buvo vienas asmuo, kuris buvo labiausiai apdovanotas. Biblijoje apie jį rašo. Tai žinau, kur sako, tu labiausiai apdovanotas. Kas? Ką? Ne, sako, tu buvai daugiausiai apdovanotas. Buvai? Liuciferis. Pas jį buvo pilnas rinkinys dovanų. Tai reiškia, labiausiai apdovanotas iš visų kūrinių. Kas su juo įvyko? Pasididžiavo. Tai kaip jums atrodo, dvasios dovanų gavimas, ar yra mums kažkokia tai, galimybė ar rizika pasididžiuoti? Mes dažnai jas padarom taip, tartum mes jas užsidirbom, tai mano reiškia. Ir tada mes pradedam didžiuotis. Pradžiai tai ten, aišku, prie to, kuris šalia sėdi, šalia pasižiūri, kas sėdi. Jeigu šitas neturi dovanos, tai aš įkvėpė oro krūtinę išdidinu, žinai, bet jeigu jis turi didesnę, tai tada toksai nosį nukardami, žinai. Bet taip neturėtų būti, ar ne? Neturėtų taip būti. Kažkada man atėjo tokia mintis.
mintis apie tos dovanas, apie Dievo tą dvasios veikimą, daug tokių pamąstymų turėjau ir man atėjo viena mintis, kad Dieve neduok man daugiau, reiškia, tų dovanų, kaip čia pasakyti, nei jėgų tas dovanas išlaikyti nepasididžiavus. Nes tai yra labai didelė rizika. Didelė labai rizika. Ir to pasididžiavimo, man atrodo, pas mus visur yra. Mes didžiuojamės vieni prieš kitas denominacijas, prieš kitus brolius. Mes didžiuojamės. Kažkas kažką gauna, kažkas kažko negauna. Va, ten tie to neturi, o mes tą turim, žinai. Ir mes pradedam didžiuotis mūsų, tai žinai, kaip jums atrodo, šventai dvasiai tai patinka. Ir tada tos dovanos, kaip jums atrodo, jos tada veikia pilnavertiškai, kai mes pradedam tuo pasididžiuoti. Taip, iki tam tikro laiko veikia. Bet mes, reiškia, nuo pačios minties nusisukam. Tai aš dabar gal pradėsiu nuo to, kad visgi dovanos yra gaunamos bažnyčios statybai. Ir jos yra, šventosios dvasios dovanos yra tokios, kaip statybai kokie reikalingi instrumentai. Įvairius, ne? Pavyzdžiui, instrumentas. Kad žinot, statybom instrumentas. Taip, bošiukas. Jis turi įvairias funkcijas, bošiukas. Pavyzdžiui, va šito bošiuko funkcija yra pjaut ką? Betoną. Jo, plyteles, akmenį, kažką va tokio. Yra paskui papildomos visokios priedai, reiškia, pakeitus. Čia va jau metalą gali pjaut, čia va galėjau pjaut medį. Reiškia, įvairios funkcijos. Žinokit, šventoji dvasia, jinai labai paprastai tuos dalykus daro. Ir mums duoda tas funkcijas labai skirtingas, net atrodytų tos dovanos lyg ir panašios, bet labai skirtingos tos tokios funkcijos. Ir sakykime, dar yra tokia viena pagunda. Aš dabar gaunu tokį bošiuką, iš tikrųjų tai čia dovana. Aš gavau dovanų gimtadienio progą, nežinau, apie šitų metų, kiek čia man buvo. Mano bendruomenės vyrai pamatė, kad aš labai skolinuosi instrumentus bendruomenės darbuose, jie man pradėjo dovanoti instrumentus. Tai va vienas iš tų instrumentų, kurių net nešiau, nes jie per dideli reiškia, bet va šitas yra jų padovanotas ir jis ganėtinai veikia gerai. Dėl ko? Dėl to, kad aš ten tuose namuose kažkokius darbus darau. Tai, o dėl ko tada aš gavau dovaną? Aš neužsidirbau, ta prasme, aš dovanų gavau. Dėl to, kad matė, kad kažką aš darau. Tai šventoji dvasia nėra taip, kad jinai, žinai, taip kažkaip, nežinau, simerkia, taip, žinai, tam dovaną iš kišenės įsitraukė ir pagavo kažkas. Jonas, pavyzdžiui, turiu dovaną. Ne. Taip kaip jinai nori, bet jinai tai duoda tikslingai. Šitas instrumentas, jisai, žinot, kaip jisai veikia? Dabar įsivaizduokit šventosios dvasios dovana. Ant kiek dabar jinai naudinga, kaip jinai va taip stovi? Nenaudinga. O dabar? Dabar jinai ką daro? Jinai ūžia. Jinai ūžia. Žinot, būna etapas, kai mes gaunam dovaną ir mes ūžiam. Dar garsiau, praso, ūžiam. Bet veiksmo nėra, ne? Elektrą naudojam, energiją naudojam, bet darbo tai nėra. Ne? Būna taip. Bet tai nieko tokio, šventoji dvasia, jinai žino, kad mes įprantam, mūsų ranka įpranta prie tų dovanų. Ta prasme, mes pratinamės prie tų dovanų. Mes gaunam dvasios dovanos, jos neduotos tam, kad mūsų dvasingumas augtų. Nes dauguma galvoja, jau turiu dvasios dovaną, tai aš dvasingas. Ne. Nedvasingas aš.
Bet dvasingumas, jisai reiškia, tai yra, dvasingumas tai yra tartum kūnui raumenys. Jeigu mano dvasingumas yra, kaip čia pasakyti, labai silpnas, tai aš tos dovanos neišlaikysiu. Ja reikės pjauti. Tai pradžiai išpjausi, gal kreivai, gal striks, gal atmetinės, reiškia šitą reikalą. Bet jeigu aš pradedu, gal ir sužeist, gali net sužeist ne tik mane, bet šalia esantį. Ta dovana, jinai gali sužeist. Mes sužeidžiam. Mes sužeidžiam, vieni kitų žinokit sužeidžiam, bet ta malonė Dievo yra tokia didelė. Ir mes mokomės atleist, ten gauna kažkas, žinai, nupjauna ten kokį galą piršto, ar ten tokie randuoti mes dvasiai vaikščiojam. Pradžiai patys, žinai, apsipjaustom, o paskui reiškia, jau kaip įprantam, žinai, tai kartais netyčia, o kartais tyčia, žinai, davo tokia vadovana, įsivaizduokit, čia nereikia nei laido. Ir ką, dabar va, ir nieko, nei nėra, kažko reikia. Be šventosios dvasios nereikia. Reikalingas įkrovimas, laikas įkrovimui, tas bendravimas. Ir tada, jau kartas yra. Dabar žiūrėkit, galiu į priekį, galiu atgal, čia toks biskį mažesnis, gali būti greičiau. Ne, čia žinok, firma tai yra šventosios dvasios dovana. Bet faktas tas, kad vėl reikalingi priedai. Kad jinai ūžia ir gražiai ūžia. Lygus darbas, gražus, gali būti kaip ventiliatorius pats. Neturiu plaukų, bet gali, reiškia, prapūtinėja čia. Galima panaudoti. Bet reikalingi priedai, pavyzdžiui, yra toks jau priedas suktukas. Jis jau suka galima kažkokį medvaržtį sukti. Dabar įsuksim kur nors pavyzdžiui, įsuksim medvaržtį. Bet būna taip, kad mes įsukam bilekur, pavyzdžiui, paimam, turim šventosios dvasios dovaną, turim suktuką, turim įkrovą, turim, reiškia, ir net medvaržtį turim, ir sukam. Reiškia, sukam bilekur, žiūrėk, jau sako, kad nereikia. Bet mes bilekur sukam. Ir vėl Dievo malonė. Įsukam, atėjo kur nors pas į duris, žinai, arba į padangą kieno nors. Mes nežinom iš tikrųjų, o kaip mes sužinom? Mes sužinom tada, kai mes ieškom to asmens šventosios dvasios. Dieve, dabar tu man davei dovaną. Aš jaučiu, kad aš tą dovaną turiu, pavyzdžiui, pranašavimo dovaną. Atrodytų, kad aš jau ją gavau, daleiskim tą dovaną ir viskas, finito, jau viskas užbaigta. Aš galiu eit pranašauti, ten dėt rankas, visiems ateitį, praeitį kalbėti, reiškia, kietai atrodo, jau va. Dabar žinot, kas gaunasi dar su tuo įkrovimu ir su tuo garsu. Statybos nevyksta visą dieną. Ir statybose ne visi instrumentai vienu metu paleidžiami. Kai reikia prisukti kažką, paleidžiamas, kai nereikia, padedamas. O pas mus kartais būna toks supratimas. Jau kai gavau dovaną, tai aš jau, žinai, ir dar medvaržtį, ir suku visur, suku, nereikia, reiškia suku. Nes dovaną turiu. Ir tos dovanos, tai yra Dievo dovana labai gera, šventoji dvasia tave moko. Pati pradžia viskas tvarkoja. Nereikia vėl pasismerkti savęs. Jeigu pajauti, kad prisukai kaimyno ten, kaip čia, mobilų prie sienos, tai, aišku, reikia atgailauti, Dieve atleisk ir, ta prasme, kaimynui, reikėtų kažkaip kompensuoti tą visą reikalą. Va čia irgi da pamokos. Tai tos dovanos, duoda tas dovanas tam, kad mes išmoktum jom naudotis ir naudojantis, reiškia, tom dovanom ir kyla tas dvasingumas, nes tie raumenys dvasiniai ir tas tikslumas, nes to reikia tikslumo, žinojimo, kur reikia pjauti, kaip tiksliai pjauti, jeigu šlifavimo instrumentus, iki kiek nušlifuoti, kokio storio nušlifuoti, jeigu prikalt, kaip reikia, reiškia, tiksliai prikalt.
kitas gauna dovaną vinuką. Nu, sakykime, vinukas dovana ir plaktukas. Nu, dovana kažkokia tai reiškia. Aišku, žinai, čia tai ūžia ir visi girdi ir dar mato, o šitą, žinai, nu, dabar mano dovana aš esu vinukas. Ir mano dovana paėmė lentą prie lentos, prikalė, žinai, ir viskas. Bet tu laikai tas lentas. Tu laikai jas. Nepaniekinkit mažų dovanų. Dievas, jis, žinot, tokį, sako, būkit ištikimi mažame, tai aš patikėsiu jums didesnius dalykus. Būkit ištikimi būdami vinukais. Ateis laikas, kai jūs gausit bormušinę, o gal gausit tą plaktuką, kur per krokodilas geną tą tik kalę tą didžiulį. Ten kulverstukui nedavė, sako, tu neišlaikysi. Nu jo, čia žinot, kas tuos filmukus mūsų karta prisimena, tas perforatorius toks didelis, reiškia, ten reikėjo asfaltą išmušti. Ir tas jau perforatorius kala, reiškia, visas tas jau dreba, o ateina mažiukas ten tas kulverstukas, nu ką, jis jo neišlaikys. Tai neduoda Dievas tų dovanų iš karto tokių, kad jau mes, reiškia, neišlaikytų. Po truputį. Ir nereikia, reiškia, nu kaip, nukabyti nosį, jeigu tavo dovana dabar nedidelė. Gal tu dabar šiam momentui kažką laikai, 2 lentas laikai. Ir tai labai gerai. Tu laikai santykį tarp savo kaimyno ir šalia esančio kaimyno. O taip apsikabinkit tuos kaimynus, pabandykit. Ir vat, jūs laiko tą santykį. Laiko tą žmogų gal bažnyčioje kažkur tai. Arba laiko tik kažkur tai, kad jisai kažkur nenuplauktų į padebesius arba kažkur giliai kur nors į žemę neįlystų. Ir mes kiekvienas tą turim vinuko tarnavimą. Nepaniekinkit to mažo. Tai yra labai svarbu. Pradžios prasideda nuo atsuktuvų tokių, galbūt paskui po kiek laiko pamatai, kad jis apsiverčia, kad dar vieną formą turi. Reiškia, paskui visokių tų formų yra. Čia va tik suktukas, bet galima įdėti raštą, jau kažką išgręžti. Tai yra tos galimybės šventosios dvasios plačios. 9 dvasios dovanos, jos yra tokios kaip ir toks šablonas, bet Dievas jis plačiai ir negali jo tokio šabloninio padaryti. Kaip Redentas kalbėdavo, sako, mes negalim Dievo į tokią vadėžutą sudaryti. Va, čia dabar atidariau, radau ir viskas, tik 9, žinai, 9 suskaičiavau. Bet Dievas jis yra platesnis. Ir duoda tų dovanų, mes jų gal net neįvardinam, žinai. Gal tai yra kažkoks vienos dovanos, kitos dovanos, bet mes pasitikim šventąją dvasią ir kažką darom. Mano nėra tikslas įvardinti, kokią aš turiu dovaną. Neturėtų būti toksai tikslas. Nes yra kartais, buvo čia pas mus tokių svečių ir buvo pastorius kalbėjęs, kaip jisai ateina ir aš esu pranašas. Pristatyk mane pranašu. Sako, aš tavęs nepažįstu kaip pranašą, kaip aš tave pristatysiu. Bet aš pranašas, tu mane pristatyk, taigi aš pranašas. Ir kartais mes taip elgiamės. Bet taip neturi būti. Kiekvienas mes gaunam dovanas. Kiekvienas mes turim dovanas. Pradėkime nuo mažų dovanų. Ten tėvo dovanos yra, kur skaitėm Romiečiams 12 skyriui, yra tokia labai gera dovana, kaip gailestingumo darbai. Veiksmas. Konkrečiai, kažkam kažką reikia padėti. Ir tai tą daro su džiaugsmu. Gailestingumo darbai. Prisimenat tokį mokinį Pilypą iš apaštalų darbų. Prisimenat? Taip, apaštalų darbų. Galvoju, kuris šis skyrius.
jisai reiškia tarnavo 12 ir 13. Kur Pilypas labai stipriai tarnavo bažnyčioje, jį lydėjo ženklai ir stebuklai. Ir paskui buvo toksai Simonas. Burtininkas. Kuris? Šimtas. Buvau neusirašęs, bet taip prisiminiau. Jo. Gal pradėkime nuo 5 eilutės. Pilypas atvykęs į Samarijos miestą ėmė skelbti gyventojams Kristų. Minios vieningai klausėsi Pilypo, po Pilypo žodžių girdėdamos ir matydamos, kokius jis darė stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai iššaukdamos išeidavo netyros dvasios, išgydavo daug paralyžiuotojų lošų. Ir didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Mieste buvo vienas vyras vardu Simonas, kuris nuo seno užsiminėjo magiją, stebindamas Samarijos gyventojus ir sakydamas esąs nepaprastas. Visi nuo mažo iki didelio jį gerbė, sakė, jis yra didelė Dievo jėga. Gerbė jį todėl, kad ilgą laiką šis stebino juos savo kerais. Bet patikėję Pilypu, kuris skelbė Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys. Ir pats Simonas įtikėjo ir pasikrikštinęs, nesitraukė nuo Pilypo, jis buvo apstulbintas, matydamas daromus ženklus ir stebuklus. Apaštalai Jeruzalėje išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė ten Petrą ir Joną, kurie atvykę ėmė melsti už samariečius, kad jie priimtų šventąją dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam nužengusi ir jie tebuvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama šventoji dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų, sakydamas, duokite ir man tą jėgą, kad kaip tik uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasią. Bet Petras jam tarė, kad tu pražūtum kartu su savo pinigais, jei sumanei už pinigus gauti Dievo dovaną. Tokia istorija buvo. Reiškia Pilypas. Ką žinot dar daugiau apie Pilypą? Evangelistas? Jo, pati pradžia Pilypo buvo ta, kad kai apaštalai, reiškia ten tie 12 apaštalų ir pamokslavo, ir patarnavo prie stalų, ten maitino, reiškia, prasidėjo ten chaosas, vieniem davė, vienom našlėm davė, kitom nedavė. Ir tada jie nusprendė išsirinkti 7 vyrus, pilnus šventosios dvasios, kurie, reiškia, galėtų patarnauti prie stalų. Tame tarpe buvo ir Simonas, ir Pilypas, ir dar ten buvo 5 broliai. Tai tas pirminis, tas mažas darbas Pilypui buvo duotas patarnauti prie stalų. Žinot, kas yra patarnauti prie stalų? Tai reiškia, galbūt gaminti maistą, toks nedidelis darbas. Galbūt nuvalyti stalus, galbūt juos padaryti tuos stalus, kad juos būtų galima ant jų kažkas. Gal kėdes reikėjo padaryti suolus, galbūt reikėjo išplauti, sutvarkyti tą patalpą, kurioje viskas vyko. Viskas prasidėjo nuo mažų darbų. Ir jis buvo tame ištikimas. Ir paskui šventoji dvasia jį tame ugdė, mokė ir staiga jisai Samarijoje daro stebuklus. Žmonės pasveiksta, ten demonai išlaisvinami, reiškia tie, kurie nepažino Dievo įtikį, pasikrikština. Ir tame tarpe atsiranda vienas, reiškia, Simonas, burtininkas, reiškia, buvęs ten toks, kuris visus stebėjo, ir jisai įtiki. Jis nerašo, kad jisai simuliuoja to, jis įtiki, tikrai jis patiki. Jis nuoširdžiai patiki ir pasikrikština, ir jis net neatsitraukia, sako, jis neatsitraukia nuo Pilypo ir paskui jį sekiojo. Sekiojo paskui Pilypą, jis stebėjosi tuo, kas vyksta, ir jis norėjo turbūt tos dovanos.
Vienintelė problema - motyvas. Ir tas motyvas labai greitai išryškėjo, kai atvažiavo ir atėjo Petras su Jonu. Ir jie paklausė, kad dar nei vienas negavo šventosios dvasios to krikšto. Jie meldėsi, dėjo rankas ir tie žmonės gavo. Bet suprantat turbūt, kad tas būtent Simonas negavo, dėl ko jisai prašė už pinigus. Kaip prašo? Širdis neteisi prieš Dievą. Tuo metu apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Tai tas, kai buvo prie pat Pilypo, jis ten praktiškai, kažkoks, padėjęs jau buvo Pilypo. Kodėl? Pamatęs, kad rankų uždėjimų šventoji dvasia gaunama, jis reiškia pasiūlė jiem pinigų. Tai visi tai pinigų nedavė, jie davė už ačiū. Jie gavo už ačiū, o šitas negavo. Tai jis turbūt, pagalvojo, kad čia reikia kažkaip nusipirkti. Jo širdis buvo, motyvas neteisingas. Viskas tvarko, įtikėjo, pasikrikštino, sekė paskui mokytoją, buvo nuolankus sekėjas, stebėjosi, domėjosi, jam buvo labai įdomu, bet jisai kažkodėl tai šitoj vietoj ta vidinės motyvas buvo dar neteisingas. Ir tai labai staigiai išryškėjo. Petras, jisai turėjo turbūt tų vidinių motyvų jau tą dvasių atpažinimo dovaną. Nes jau prieš tai ten keliem buvo pasakęs labai aiškius žodžius ir tie išnešti buvo. O čia šitą sako, kad tu pražūtum, sako, su savo pinigais. Kad tu pražūtum su savo pinigais. Aišku, Simonas jis labai staigiai susivokė. Ir jisai pradėjo atgailauti. Melskitės, broliai, greičiau melskitės, kad man neįvyktų taip, kaip jūs dabar čia sako. Reiškia, staigiai jie pradėjo prašyti. Ne tai, kad gal pagalvosiu, žinai, čia ką tu čia Petrai šneki. Ne, jis staigiai tą dalyką pradėjo daryti. Ir ta dovana, jinai atrodytų kaip ateina, matosi tos dovanos, kažkas nori gauti, kažkas nori nusipirkti, kažkas nori imituoti. Būna ir imituoja. Tos imitacijos, sakykime, stebuklų darymo dovanos, gal ten nesuimituosi, bet kitų kalbų dovaną gali suimituoti. Ir galima, reiškia, pasiimti tik tais, kažkokį tai garsą. Ūžia, bet nieko nedaro. Ir tokių yra. Mes patys kartais taip darom. Bet šventoji dvasia duoda tam, kaip jai atrodo. Ir mes negalim, ta prasme, mes prašom kartais tų dovanų. Ir tai yra natūralu. Natūralu, jeigu man atrodo, pagal mano supratimą, kad man reikalinga ta dovana kažkam patarnauti, aš prašau. Bet šventoji dvasia, jinai žiūri į mano širdį, mano motyvus ir mato, Vaidai, tau šito nereikia. Dar dabar tau šito nereikia. Dar tu gali kažkur tai, žinai, nuslysti ir tu pasididžiuosi ar kažką, žinai, brolis ar sesė tą dovaną turi. Tai pasinaudos. Jo paslaugom. Aš jai daviau, ar jam daviau tą dovaną. Ten išgydymo dovanos. Aš neturiu. Bet yra, kas turi tą dovaną. Tai nusilenkim, ateikim broliam. Ar dabar sergu, ar ten sesė. Tu turi tą dovaną. Pasimelsk už mane. Tada atsiranda nuolankumas. O kai mes viską galvojam gausim, reiškia, tada, o kam tu man reikalingas, aš viską turiu. Todėl statausis šalia tą sostą, Dievo sostą, kaip Luciferis. Tada mes pradedam tuos sostus statyti savo galvose. Aišku, dėl ko? Dėl to, kad mums tam tikras mintis mūsų priešas atneša, jis meluoja, jis mūsų apgaudinėja, plius dar mūsų ta kritusi prigimtis, jinai dar ta siela kovoja, jinai nenori, jinai turi kitus tikslus, kitus siekius. Taigi Pilypas jis pradžiai pradėjo nuo paprastų tarnavimų, paprastų dovanų, o toliau prasidėjo tos jau rimtesnės dovanos. Jeigu kas prisimena, ten toliau jisai gavo iš Dievo tokį paraginimą, jis reiškia buvo paklusnus, labai staigiai paklusdavo. Sako, eik ten kažkur į dykumą ant kelio, eik.
Tai ko tenai, o kas ten bus? O tai gal tas kitas tegul nueina, va tas, kur arčiau gyvena, gal tegul nueina. Nesako, eik tenai. Tai ten reikėjo biškai paėjėti, ten, aš nežinau, tas atstumas. Aš dabar gal laiko neturiu, gal aš ten stebuklus dar aš čia galiu padaryti, toks veiksmas, tiek va čia dabar atgimimas čia Samarijoje vyksta, tu mane viešpatie siunti kažkur į kelią, į dykumą. Kartais Dievas atgimimo metu kai kuriuos paima ir veda į dykumą. Ir šventoji dvasia žiūri, ar mes paklusim. Ir kas ten įvyko? Ten įvyko, kad ten važiavo Etiopijos eunuchas, reiškia ministras pirmininkas šiais laikais. Reiškia finansų, ten viską turėjo. Ir jisai skaitė šventą raštą, bet jis jo nesuprato, ir Pilypas jam paaiškino, tas įtikėjo, pasikrikštino ir tas šlovindamas Dievą nuvažiavo. Ir sako, kad Etiopijoje labai daug, reiškia, įtikėjusių buvo būtent per tą eunuchą, visa ten ta aplinka, jis turėjo galią, įtakojo ir jis skelbė. Paprastas dalykas, pakluso. Būkim vedami šventosios dvasios, nebūkim tie, kurie vien tik tais, ieškom tų dovanų su neteisingais motyvais. Išsilukštenkim mes motyvus, dėl ko mes jų turim. Ieškom arba prašom. Aš atsiprašau, kad aš įsiterpsiu, bet ten po to toks stebuklas įvyko, kaip tą Pilypą perkėlė su... Taip. Paskui gavosi... Jis ten nesimeldė to, bet tik pats Dievas. Taip. Bus ir taip. Kas paklūsta, bus ir taip. Neįtikėtina, bet galima. Dievui viskas įmanoma. Šventosios dvasios dovanos yra instrumentai Dievo bažnyčios statybai. Ir jie veikia tam tikrų laiku, tam tikroje vietoje, kuo mažiau garso, kuo daugiau darbo. Nes kartais mes daug leidžiam garso, o darbo nepadarom. Tai išmokim daryti darbą, jeigu reikia, leiskim garsą, jeigu nereikia, tai galim darbą daryti tyliai. Kokią turim dovaną, taip ją naudokim. Kažką dar užsirašęs. Tai yra tas momentas, kai yra šventoji dvasia mato žmogų su tam tikrais charakterio gebėjimais, tam tikrą siekį, jisai siekia kažko ir tą dovaną duoda. Neprašo nieko. Bet yra taip, kad prašo ir gauna. Nes korintiečiams berods jau gal 13 skyriui rašo, kad siekite aukštesnių dvasinių dovanų. Siekite, reiškia. Sako, o ypatingai pranašavimą. Siekite. Tai reiškia, mes turim siekti, bet turim pirmiausia save pasitikrinti tuos motyvus, pasižiūrėti, ar mes nesam apgauti to tokio išdidumo, pasididžiavimo, ar tokio, kaip čia, pykčio, kad kažkas turi dovaną, o aš neturiu, tai aš noriu didesnės tos dovanos. Pirmiausia, save turim pasitikrinti. Ir tos dovanos, jos mus iš tikrųjų lukštena. Ir ją gali išlaikyti tik tada, kai tas dvasingumas tavo auga. Kai tie dvasiniai raumenys auga. Tai yra malda, tai yra Dievo žodžio studija. Kai dabar kas turėjo tą žodžio tarnavimą, kas ruošiasi pamokslam, tai irgi yra dovana. Tai yra dovana. Ir ta dovana, jinai lukštenasi tada, kai mes ieškom, gilinamės, apmąstom, svarstom, medituojam, skaitom, ką Biblija rašo, tada šventoji dvasia kažkokią rašto vietą duoda, reiškia. Tada mes dar kažkur ieškom. Tada pradedam ieškoti kažkokių gal pamokslų, kažkoks brolis ar kažkur, tai reiškia pasidalinęs. Jis praplečia tą. Tai mes ieškom to. Reiškia, turim dovaną ir žinom, kad dar kažkas prie jos dar gali prisidėti. Žiūrėk, dar čia prisideda dar tas, dar tą galima primontuoti. Žiūrėk, dar šitą galima pridėti.
Tada reiškia, netušęs toksai, per laiką mes gaunam daug įvairių priedų prie tos dovanos, kuri tą bažnyčią ir tuos aplinkinius, ir net tuos netikinčius, reiškia, praturtina ir plačiau mes galim atverti jiem Dievą, kurį mes pažįstam. Aš kartais galvoju, aš ne evangelistas, nu kaip aš dabar kalbėsiu. Tai Dievas pradeda, sako, tai tada vieną žmogų pasiėmė, tokį minkštesnės širdies, kuris tavęs ten nepasiūstų toli. Ir tada liudiji jam, ką tau Dievas padarė. Nepamokslauk tai jo. Nepradėk teorijos, kurios pats dar supranti. Dažnai mes, tokią teoriją turim ir ta teorija praktikoje pas mus dar netaikoma. Ir kai mes pradedam tą teoriją kalbėti, tada susikertam su tais, kuriem liudijam, nes neturim kokio įrodymo. Bet kai pradedam liudyti, reiškia, iš savo išgyvenimo, savo pragyvenimo, mes jau tada nieko nesugalvosim. Tada jiem jau tas liudijimas, jisai kažką keičia. Šitoj vietoje, reiškia, raumenuką paauginom, tada jau kažkur kitur Dievas duoda tą raumenuką paauginti. Žiūrėk, ateina laikas, kai tu atsistoji kažkur tai, ir didesnė žmonių minė tavęs klauso ir patiki. Bet viskas prasideda nuo mažų dalykų. Nepaniekinkim mažų pradžių. Nes jas Dievas neduos nei vienam vaikui. Dabar įsivaizduokit, gimsta vaikas ir jūs jį sodinat ant motociklo. Dabar Egidijau, po 3 dienų gims anūkutė. Nesvadysit jos, net ant triratuko. Švelniai nešioja, švelniai dar augina. O mes norim staiga, gimė, žinai, ir tuoj ten ant motociklo ir gazda. Taip nėra, Dievas mus myli, neleidžia. Tada verkiam, man nedavė kažko. Tai šiandien tokia žinia, čia galima plėstis, ir man atrodo, jums Dievas išplės tą visą šventosios dvasios dovanų pažinimą, supratimą, naudojimą asmeniškai. Tai yra asmeninio bendravimo su šventąja dvasia ir tas pažinimas ir tas supratimas. Tai, ką aš gavau, aš su jumis pasidalinsiu.